Kilus ekstremaliai situacijai ir karo grėsmei, dalis gyventojų nebūtų informuoti laiku ir liktų be saugaus prieglobsčio. Tai rodo valstybės kontrolės atliktas išankstinis tyrimas apie gyventojų perspėjimo sistemos modernizavimą bei kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų plėtrą Lietuvoje. Priedangose trūktų vietos apie 360 tūkstančių žmonių, o kolektyvinėse apsaugos statiniuose net 200 tūkstančių. Beveik visi statiniai yra nepritaikyti žmonėms su negalia. Nustatėme atvejų, kai kolektyvinės apsaugos statinių sąrašus yra įtraukti visiškai laikinam apgyvendinimui netinkami objektai – daugiabučiai, rūsiai, požeminės aikštelės ar net elektrinės. 78% perspėjimo sirenų nėra prijungtos prie centralizuotos sistemos. Tai reiškia, kad kilus pavojui visos sirenos nebus aktyvuotos vienu metu ir ne visi gyventojai bus perspėti nedelsiant. Gyventojų perspėjimo informacinė sistema, skirta siųsti pranešimus į mūsų visų mobiliuosius telefonus, nebuvo modernizuota jau 13 metų. O tam skirti 1,8 milijonų eurų buvo tiesiog perskirstyti ir panaudoti kitoms reikmėms. Nors šios sistemos modernizavimą šiandien atlikti yra tiesiog būtina. Visgi matome, kad Vidaus reikalų ministerija ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas jau pradėjo trūkumų šalinimą. Iki 2028 metų planuojama įdiegti naują daugiakanalę perspėjimo platformą, o iki 30-ųjų skirti per 100 milijonų eurų priedangų įrengimui ir kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimui reikiamomis priemonėms. Valstybės kontrolė ir toliau stebės šių priemonių įgyvendinimą ir pasiektus pokyčius.